Nu, tai ką jūs? Labas rytas. Tai šiandien yra 6 valanda ryto ir parodysiu jums, kaip dirbu pavežėju. Ir kiek uždirbu ir kaip man seksis, žiūrėkite šiandien. Tai galiu parodyti dabar, kad ką tik pradėjau. Dabar yra beveik 6 valanda, jeigu matosi. Ir čia mano darbo startas su nuliukais. Tai pažiūrėsim, kaip seksis. Tai laukiam pirmo darbo, jau neužilgo, man atrodo, turėtų kažką duoti, jau yra 4 minutės po 6. Ir kažkada neužilgo kažkas turėtų gal jau būti. O gal ir ne. O, ne. Tai va, pirmas darbas jau ateina, priimam pirmą darbą ir taip. Tai aš esu už poros minučių nuo paėmimo ir važiuojam paimti. Tai nepasakiau, pirmas darbas kainuoja 7 svarai ir reikės žmogų vežti apie 1,8 mylios, tai, nu, sakykim 2 mylios, tai 3 kilometrai su biškučiu. Tai važiuojam. O, kolega laukia darbo. Tai grįžtam, ką tik padariau pirmą darbelį ir sąskaitoje turim jau 7 svarus. O štai. 7. Tai ką, toliau laukiam kito darbelio ir žiūrėsim, kas čia bus. Po kol kas netrodo daug žadančiai, nes kažkaip nieko negaunu greitai. Bus matyti. Tai va, kol buvau išlipęs pasinuodyti, gavau kitą darbelį. Kitas darbelis yra už mylios atstumo ir važiuojam paimti. Pažiūrėkim, kiek jis čia kainuoja. Ir jis kainuoja irgi 7 svarai, jeigu matosi, ir važiuosim į ligoninę. Na va, prieki važiuoja kitas kolega irgi paimti tikriausiai arba nuvežti, nematau, ar kažkas sėdi viduj. Ai, dar nepasakiau, tai dirbu tokioj platformoj gan nemažoj. Kažkas panašaus į Boltą, bet ne Boltas. Vienu žodžiu, nėra tokia didelė žinoma kompanija, bet principas toks pat, pavežėjų platforma. Tai tiek. Nu tai ką, atvežėm antrą žmogų į ligoninę ir laukiam trečio darbelio. O čia dabar vyksta statybos darbai, ligoninė plečiasi, tai daug visokiausių tvorų, pertvarų pravažiuoti praktiškai. Tai va, pasidarėm porą darbelių, pažiūrim, kiek turim 14 svarų. Po kol kas 14 svarų uždirbtų ir žiūrėsim, kaip seksis toliau, nes po kol kas tai kažkaip labai vangiai, šiandien nėra daug darbų, tai nežinau, ką čia išeis parodyti, nes planas buvo parodyti vienos dienos darbą, tai pažiūrėsim, kas čia gausis, bet dar ne vakaras. Tai dar ko nepapasakojau, tai dabar dirbu dieniniai pamainoj, o prieš tai dirbdavau naktiniai pamainoj. Tai diena visai kitoks darbas, diena reikia paimti visokius senukus į parduotuvę, žmonės važiuoja į darbą, tai visiškai neblogai. O naktį darbas visiškai kitoks, nes naktį, žinot, visokie keistuoliai, narkomanai, girti žmonės, tai daug visokių linksmų istorijų atsitinka ir visa kita, bet dieną, dabar kurį laiką, kai dirbu, tai nieko tokio nebūna panašaus. Tai va. O, ir kitas darbas jau ateina. Ir pažiūrėkim, ką čia turim. Ir turim
paimti. Gerai, turim kitą darbą, irgi visai netoli nuo mūsų, tai užtruks važiuoti apie porą minučių ir važiuosim į psichiatrinę ligoninę. Tai kitas darbas kainuos 6 svarai 70. Nu, važiuojam paimti. Nu va, ir atvykom į psichiatrinę ligoninę. Ir dabar tęsime darbų medžioklę, kurių šiandien nėra labai daug, bet kažką vis tiek gausim. Tai laukiam kito darbo. Welcome to the O2 messaging service. Tai va, gavom dar vieną darbelį, tiesa vieną praleidom prieš tai, nes labai greit gavau, tai nebenufilmavau. Tai dabar gavau vėl iš ligoninės, reikia paimti ir nuvežti į parduotuvę. Nežinau, ar matosi iš tikrųjų, ar kamera gerai sufokusuoja, bet jo, tai važiuojam pažiūrėti, kas čia bus. Man atrodo, kad šitas žmogus gali padaryti, kad reikės ir parvežti atgal, nes greičiausiai iš ligoninės važiuoja kažkokio maisto nusipirkti ar ko ir tada važiuos atgal. Tai būtų labai gerai. Žiūrėsim, ką turim. Tai vis dėlto žmogus važiavo tik į vieną pusę, tai jis nusprendė, sakė, kad nori pasilinksminti, tai atvažiavo ne į parduotuvę, o į kazino. Tai ką, turim skambutį? Alio? Jo. Nu, kaip sekas tau šiandien? Ai, chujovai. Tai ko taip? Ai, chuvas, ne, kažkaip paleid, negau darbą, tai nuvažiavau į Sundornę, 15 minučių darbą, nu ten buvo, aš pirms ir darbas, bet reikėjo laukti. Paskiau žiūriu Belvedere pusę, po 7:05 nuvežiau, blėt, Belvedere pusę, tai ten pralaukiau vėl, blėt, 20 minučių, kol davė. Tai va, laukiam ir sulaukiam dar vieno darbelio ir važiuosim į traukinių stotį, tai aš visai netoli, apie pusę mylios, tai truks minutę 2 nuvažiuot ir tada toliau medžiosim, bet kaip ir sakiau, šiandien labai sunkiai sekasi su darbais, labai sunkiai, kažkaip net keista. Tai va, gavom dar vieną darbelį, atvažiavom paimti, tai žmogus turėtų išeiti po 8:45, bet vis dar laukiam. Na va, dabar gavau biškį didesnį darbą už 46 svarus. Ir važiuojam, jeigu matos, nežinau, nes nežinau, ar kamera sufiksuoja, ir važiuojam paimti po žmogaus dabar. Tai pažiūrėkit, kaip važiuojam biškutį. Jo, tai šitą darbą, kur gavau biškį didesnį už 46 svarus, tai jis važiuos į fermą, kaip čia pasakyti, tai gal kaip koks dienos centras, kažkas tokio, kur užsiima su neįgaliais žmonėmis. Tai parodysiu dar, kaip pabaigiam nuvažiuoti iki ten esu buvęs ir prieš tai esu vežęs, tai parodysiu, kur jie ten įsikūrė, kalnuose, miškuose, tai gan gražios vietos, tai gal biškį pafilmuosiu nuvažiuojant ten. Tai iš tikrųjų nieko nebenufilmavau,
nes gan smarkiai pradėjo lyti ir sakau, nieko ten nesimatys. Tai ką tik nesenai paleidau, tai pažiūrim, kiek dabar turim uždirbę. Tai dirbau 4 valandas 15 minučių ir turiu uždirbęs 94 svarus ir 70 piškių. Tai važiuojam toliau, žiūrėsim, kas vyks toliau, kiek uždirbsim. Dabar lietus jau biškį apstojo, biškį lėčiau lyja. Pažiūrim. Nėra tai baisiai, prieš tai lyjo labai smarkiai. Tai va, važiuoju atgal į mūsų miestelį ir tęsim darbų medžioklę. Ir visai netikėtai gavau dar vieną darbą, kuris yra kažkur už 3,5 mylios nuo ten, kur važiavau, iš vieno kaimo nuvežti į kitą kaimą. Tai kadangi nusukus į šoną ir grįšiu vėl ant to kelio, kur reikia grįžti atgal man, padarysim ir šitą darbelį. Tai darbas kainuoja 12 svarų ir 30 centų, 30 piškių. Tai važiuojam. Na, kadangi darbų labai sumažėjau, tai sugalvojau, kad važiuoju iki namų, pavalgysiu pietus, pabūsiu kokį pusę valandos namuose ir pradėsiu dirbti iš namų. Tada lauksiu, kol pirmą darbą gausiu ir tęsim šitą. Jo, tai iš tikro neišbuvau namuose pusę valandos, pabuvau gal 20 minučių, gavau darbą ir važiuoju toliau. Tai dabar gavau kitą iš parduotuvės. Važiuojam iš parduotuvės paimti, bet neaišku, kur važiuos. Nu va, dirbam toliau. Ką mes turim, kitas darbelis, paimti iš traukinių stoties ir nuvežti į automobilių pardavimo aikštelę. Tai šitas darbas kainuos 14,50. Važiuojam paimti. Tai vėl gavau tą patį darbą, kur buvau iš ryto gavęs, kur buvo 46 svarai, tik šį kartą reikia parvežti namo. Tai važiuojam į tą neįgaliųjų dienos centrą, kaip čia pavadinti. Tai ten yra tokia ferma, kur užsiima su neįgaliesiais ir moko jų ten visokių dalykų apie fermos gyvenimą. Tai yra ten ne tokia ferma, kai būna Lietuvoje ar kur ten, nu, žinot, kai visi dirba. Ten tiesiog yra pora arklių, keletą avių, visokių paukščių. Tai jie juos ten maitina, prižiūri ir viskas. Ir taip jie praleidžia laiką ten. Tai važiuojam, tai biškį parodysiu, kai būsiu netoliese, kaip ten atrodo tos vietos.
Tai atvažiavau jo paimti dabar, laukiu kol ateis, tada važiuosim atgal į mūsų miestelį ir viskas tikriausiai šiandien. Na, gal dar padarysiu kokį vieną darbą, dar padarysiu mažą apžvalgėlę, kiek darbų šiandien padariau ir kiek uždirbau. Tai iki. Tai ką, viskas šiandieną, skelbiu oficialiai dienos pabaigą. Tai pasižiūrim dabar, kiek mes čia šiandien iš viso uždirbom ir viskas, ir važiuoju namo. O jeigu dar norėsit pamatyti panašaus turinio, gal visos savaitės darbą ar kažkaip taip, tai tada, nežinau, parašykite komentarus ar kažkas tokio. Ir pasižiūrim dabar, ką mes čia uždirbom. Taigi, šiandien išdirbom 9 valandas 15 minučių ir turim uždirbę 210 svarų ir 60 piškių. Tai tiek viso.